pirmas gali, medžiag. Tai sveiki visi. Gal biškai keistai atrodo, kai kalbu su kamera ir aš esu bandana. Žodžiu, kad biškai kvėpuot galėčiau. Tai realiai dabar vėl važinėjom. Vakar buvo po pertraukos pirma diena ir šiandien mes vėl važiuojam antrą dieną iš eilės. Ir iš tikrųjų jau pramokau važiuoti su dviračiu biškai, bet vakar buvo geresnių vaizdų, nes aptikom kur ledo vietą, tai lėksim šiandien dar į tą vietą. O dabar biškai čilinam ir, žodžiu, susitiksim jau turbūt kitoj vietoje. Biškai link pabaigos judam visos savo sesijos ir stovi va taip dviratis maždaug, tiesiog ant sniego, įkasi taip sniego ir stovi. Tai va, tai dar biškai pasivažinėjom, šitą vietą ypač slidi, tai aišku, žinoma, mes čia ir slidinėjom. Čia vien į kalną jau prasiboksuoja gerai ratai. Tai, o čia tai tiesiog gali slidinėti ir slidinėti, kad jau energijos nėra tiek slidinėti. Nu ką, antra diena baigta ir valom sniegus nuo viso šito šroto ir įkišam į rūsį. Reziumė kritom rimčiau tik vieną kartą, tai ir buvo jis visas nufilmuotas, o šiaip tai praėjo diena labai puikiai, viskas ramu, mažai kritimų, gerai pradėjau važiuoti kažkiek jau geriau, pažanga ir tada susitiksime kitose video. Taip va ir tirpdom visą sniegą, aptirpsta ir nusmardom.